Mūsų miško gatvė skiriasi iš miestelio gal tuo, kad ji yra gana didelė, ilga ir čia gyvena daug gyventojų. Ir ypač yra daug žmonių, kurie čia yra gimę ir nuo vaikystės gyvena. Čia vis dar gyvena. Tai sakyčiau, gal dėl to mes ir mylim savo gatvę, norim ją pagražinti, papuošti. Ir iš tokių iniciatyvų aplinkos gražinimų tikriausiai ir išsirutuliojo ta tokia, galim pavadinti, tradicija mūsų gatvės pradžios žaliosios zonos tvarkymas. Rudenį lapų, pavasarį vėl ten šakų lapų tvarkymas. Tada atsirado dar tokia iniciatyva, va čia Astos energija ir dideliais norais, kaip nors pasipuošti šventėms, artėjo Velykos pernai ir mes taip susigrėbėm, kad būtų galima pasigaminti kokių nors velykinių dekoracijų. O kas Velykoms? Kiaušiniai. Suorganizavom ir mums pritarė gatvės gyventojai, suorganizavom rinkliavą, nes lėšų reikėjo įsigyti medžiagoms kiaušinių gamybai. Labai džiaugiamės, kad gatvėje turim dailidę, čia auksinis žmogus mūsų gatvės, Romukas Vaitukaitis. Ir jis sutiko pagaminti kiaušinius. Prisijungė ir kiti gatvės vyrai, ir Vitas Barišauskas, ir Petrukas Žulynas. Pagamino 10 kiaušinių, o tada sušaukė moteris ir vaikus. Ir vieną savaitę prieš verbas vakarais rinkdavomės Romukų dirbtuvėse ir visaip dailinom, piešėm tuos kiaušinius, jau kaip kas mokėjom. Man atrodo, visai neblogai pavyko. Ir po Velykų noras pasipuošt ir pratęsti va tą puošimos iniciatyvą išliko. Vasarą pirkom vazonus, sodino moterys gėles. Tada rudenį moliūgų privežėm, čia geltonavo aikštelį nuo moliūgų, rudeniškai puošėmės. Tuomet dar kalėdoms padarėm kompoziciją kalėdinę, kuri turėjo didelį pasisekimą. Ir tai, manau, yra labai svarbu gatvės gyventojų bendruomeniškumu, ugdymui. Mūsų miško gatvė turi savo puslapį Facebook'e, Šunskų miško gatvė. Ir jame visas savo iniciatyvas ir savo veiklą stengiamės vis viešinti. Ir istorinius visokius momentus, ir dabar ką mes darom. Ir šis mūsų puslapis sulaukia gana didelio susidomėjimo, didžiulio peržiūrų skaičiaus. Zuikių vien tik atvežimo filmukas sulaukė 140 000 peržiūrų.